Taigi, aš iš tikrųjų buvau susitikime su Roma Pride organizatoriais. Kas atsitiko, turiu omenyje? Situacija prasidėjo dar 2025 metais, kai mūsų platforma per Roma Pride 2025 buvo užpulta 30 kartų. Žmonės mūsų vadino teroristais, žudikais, nors mes neturėjome jokios nacionalinės vėliavos. Mes tiesiog buvome žydai ir kviri. Mes nekartą prašėme Roma Pride organizatoriaus užimti poziciją ir iš tikrųjų leisti mums dalyvauti koordinavime, tai yra vietinių LGBTQ+ organizacijų susirinkime. Ir per susitikimą, gegužės 25 dieną, jie iš tikrųjų mums pasakė, kad mes šiame koordinavime nesame laukiami, bet net ir to nepakako. Jie taip pat mums pasakė, kad nuo šių metų mes nebeturėsime galimybės turėti sunkvežimio eitynių metu. Ir žinote, turėti sunkvežimį reiškia ne tik matomumą bendruomenį, bet ir saugumą. Po to, kas įvyko praėjusiais metais, galite įsivaizduoti, kad mums neįmanoma saugiai dalyvauti be, žinote, tokios platformos suteikiamo saugumo. Taigi, aš buvau susitikime su organizatoriais. Taigi, aš buvau vienas iš pirmųjų, kuris gavo šią informaciją. Iš tikrųjų, aš dirbau Roma Pride 2 metus. Taigi, tai buvo tikrai sunkus ir emociškai sudėtingas momentas man. Ir tada jie paskelbė šį pareiškimą praėjus 5 minutėms, sakykime, 10 minučių po to, kai baigėme susitikimą. Ir jie naudojo šią platformą prieš tokią mažą organizaciją, kokia yra Kašėti Italija. Tai liūdina, tai šlykštu. Ir kad čia Europoje 2026 metais žydai vis dar negali dalyvauti. Aš norėčiau, net nenoriu sakyti Pride eitynėse, bet apskritai socialinėme kontekste, tokiuose renginiuose, žinote. Ar per pastaruosius metus pastebėjote elgesio pokyčius savo grupės ir bendruomenės narių atžvilgių? Ne tik iš tokių organizacijų kaip Roma Pride, bet ir iš pačių žmonių. Jei pažvelgsime atgal į mūsų dalyvavimą prieš 3 metus, tai buvo ypatinga akimirka, kai minia mus palaikė eitynių metu. Žinoma, visada būdavo, žinote, smulkių antisemitinių išpuolių, bet jie nebuvo tokie garsus ir pavojingi, kaip tai, kas įvyko pernai. Žinote, po to, kai metus sustojame, nes jautėmės nesaugus dėl saugumo priežasčių ir šio judėjimo krypties. O tada pernai vėl dalyvavome su savo Europos organizacija Roma Pride renginyje. Ir šiais metais, žinote, pokytį aiškiai parodė ir organizatoriai. Tačiau apskritai žmonės keičia savo požiūrį į mūsų organizaciją. Tačiau vėlgi mes esame organizacija, kuri daugiausia dėmesio skiria antisemitizmo ir diskriminacijos prieš queer asmenis problemoms, su kuriomis susiduria Italijos ir Europos žydų queer bendruomenė. Žinote, kartais mes net neturime jokio ryšio su Izraeliu. Tai kurie mūsų nariai nebalsuoja Izraelyje. Mes net negalime, žinote, aš neturiu Netanyahu numerio, todėl negaliu jam paskambinti ir pasakyti, kad sustotų. Taigi, esmė ta, kad dabartinis queer judėjimo požiūris apskritai yra toks, kad turėtume užimti poziciją, bet tai yra pagal ir apibrėžimą yra antisemitizmo forma reikalauti, kad žydas pareikštų poziciją dėl kitos šalies veiksmų. Taigi tai šiek tiek apmaudu. Ačiū tau labai, Ariel Heller, Kašėti Europa prezidentė. Ačiū ir linkiu tau viso ko geriausio ateityje. Labai ačiū, kad suteikėte mums erdvės šioje platformoje. Labai svarbu, kad ši žinia būtų paskleista visame žemyne, visoje Izraelyje, visur. Tai demokratijos klausimas. Taigi dar kartą ačiū už tai.